Miško maudynės, ar kaip čia teisingai? Miško terapija, miško maudynės. Miško terapija prasidėjo nuo miško maudynių. Tai nėra paprastas pasivaikščiojimas miške, tai yra struktūrizuotas buvimas gamtoje, miške. Sveikas Jonai, atvykęs į S77. Labas. Malonu būti čia. Man irgi. Gal tau gali pasakyti, kas tau yra S77 erdvė, kaip tu čia jautiesi, kokia čia atmosfera? Man tai erdvė, kuri asocijuojasi su būtent kūno ir proto laisvė, kurioje aš ateinu atsipalaiduoti ir kiekvieną kartą žinau, kad tai pavyks. Visą laiką ateinu pasimėgauti savo kūno pojūčiais. Ir bendruomenė, kuri čia yra, irgi labai daug prideda. Žmonės, kuriuos susipažinau čia, labai smagu pamatyti kiekvieną kartą atėjus. Veiklos, kurias veikiame, ne tik tai spirtis ir šalčio vonios, bet ir bėgiojimai, šiaip bendravimas apie sveikatinimas, apie gerą gyvenseną. Girdėjom, kad vedi ir miško terapiją, miško maudynės, ar kaip čia teisingai? Miško terapija, miško maudynės, čia tas pats? Tikrai taip, tai yra tas pats. Miško terapija prasidėjo nuo miško maudynių. Tai prasidėjo Japonijoje 80-ųjų metų vidury, 1980-aisiais, 84 berods, kai vienas girininkas pamatė, kad labai daug žmonių ateina į parką, pro jį praeina ir tiesiog grįžta namo. Pagalvojo, kaip galėtų gamtą pristatyti kitais žmonėms ir suprato, kad žmogus gamtą gali patirti per visus savo jutiminius, sensorinius pojūčius. Kiek jų yra? Jie yra oficialiai 5. Tai yra uoslė, rega, lytėjimas, skonis ir kvapas ir klausa. Taip, kažkurį sudubliavau. Tai yra 5, bet be to yra ir tokie papildomi kaip pačios mintis, pats galvos atsipalaidavimas miške. Tai koks yra skirtumas tarp tiesiog pabuvimo gamtoj ir pabuvimo sąmoningai maudantis miške? Taip, tai šiaip skirtumas yra nemažas. Būtent miško terapija ar miško maudynės tai nėra paprastas pasivaikščiojimas miške, tai yra struktūrizuotas buvimas gamtoje, miške, per savo visus tos pojūčius sensorinius, įveiklinant juos per tam tikras veiklas ir bandant save atvesti į buvimą čia ir dabar būseną, sulėtėti, atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kuriuos galbūt mes netkreipiam kasdieną dėmesio, suteikti jiems dėmesingumo ir tiesiog iš tiesų galbūt sugebėti sulėtėti iki labai lėto tempo, nes mes per 3 valandas, 3 valandų praktiką nueiname tik ties apie kilometrą. Tai ir nueinamas atstumas trumpas. O koks tikslas dabartiniam žmogui sulėtėti? Kam reikia sulėtėti, gal kaip tik pagreit? Sulėtėti mums reikia. Tai daryti būtina dėl to, kad mes gyvenam šiuolaikinėje visuomenėje, kur visi skuba, kur yra labai daug informacijos aplinkui, labai daug ekranų, sėdime labai daug patalpose, kas nėra natūralu mums kaip žmonėms tą daryti. Dėl to mes pavargstame, mūsų nervinė sistema persikrauna ir būtent miško terapija tai yra vienas iš tų būdų, kaip mes galime atgauti savo nervinį stabilumą, savo kūrybingumą. Tiesiog atpalaiduojame savo kūną, irgi savo protą ir turi nemažai naudų. Nu, tai tą progą išgeriam gal arbatos? Žinoma. Sulėtėjimo proga. Geriat arbatą miško terapijos metu? Tai visos miško terapijos, visi miško terapijos seansai būtent užsibaigia arbatos ceremonija. Tai iš esmės, gal papasakosiu trumpai apskritai, kai vyksta miško terapija, tai kaip ir minėjau, užtrunkame apie 3 valandas, 2,5-3. Ir jos metu aš būnu gidas,
terapeutas būtent gamta, būtent miškas, o mano vaidmuo būtent terapijos seanso metu tai būti vedliu, kuris duoda tam tikrus kvietimus, kurie žmonėms leidžia galbūt negalvojant patiems pasinerti tam tikrus savo pojūčius, tam tikras veiklas miške ir kvietimas užtrunka apie 20 minučių, 20-25, kur pavyzdžiui nuo paprastų tokių kvietimų kaip atsisėsti, susiradus kažkokią labai labai fainą, jaukią vietą, joje užsimerkti ir paklausyti, kokie garsai sklinda gamtoje, taip veikinant savo Turiu klausą. vieną kvietimą tau irgi. Aha. Paėmiau čia porą augalų, pakviesti jusliai, pažadinti. Taip. Tai. Toks kvietimas. Bet čia kvapai, kuriuos naudojame ir savo pirtyse. Taip. Tai. Ir kaip ir minėjau, jo, visa ta miško terapija ir vyksta tokiu principu, kad aš duodu tam tikrą kvietimą, tada grupė žmonių, kuri susirinkusi į tą seansą, jie išsiskirsto, būna su savimi ir po 20 minučių aš visus pakviečiu. Šiaip Kaip pakvietė? Pakvietimų būdai, kiekvienas gidas turi savo. Aš turiu tokią birbynę, kuris leidžia labai gražų garsą, bent man. Tai va. Ir žmonės, kada būna pasinėrę su savimi miške ir pasibaigia laikas, tai mes išgirdę šitą garsą grįžtame į bendrą ratą. Ir po kiekvieno kvietimo sustoję ratą mes galime pasidalinti. Pasidalinimai gali vykti apie emocijas, jausmus, prisiminimus, asociacijas, kažkokias galbūt su gyvenimu, galbūt su ta vieta, panašiai. Bet tie pasidalinimai vėlgi nėra būtini. Galima tiesiog stovėti, klausytis, ką kiti sako. Viskas rekomendacijos principą. Taip, nėra jokio privalomų dalykų, nėra, kad aš davęs kvietimą ir noriu, kad visi tą darytų. Jeigu žmogus nejaučia, tai jisai gali tiesiog pasivaikščioti, pabūti kitose. Teko man dalyvauti miško maudynėse, labai patiko ir ypatingai gerai prisimenu ir paliko didelį įspūdį. Reikėjo suformuoti savo kaip kvepalus iš miške rastų dalykų. Gavom visi po indelį ir metėm, kas ką nori, kad suformuoti kaip savo miško kvapą. Ir visi labai skirtingai, vieni nuo paprasto konkorėžio tiesiog, kiti daro unikalius miksus su konkorėžė, samana, dar kažkokios kitos žalytės ir tokiu principu, nežinau, ir unikali patirtis ir visi skirtingai, pamatai, labai patiko. Visų pirma, tai veikla, kurios nedarai kasdieną. Kartais net eidamas miške turbūt ir nepagalvotum, kad galėtum prisirinkti kvapų kažkokių, kombinuoti. Eini, dažniausiai einam su tikslu kažkur, kuo daugiau nueiti, kuo daugiau nužygiuoti, kuo... Dažnai žmogui svarbus tikslas, ne? Jo, visada atrodo ir toks, nežinau, sąmoningas pabuvimas, sulėtėjimas turi tam tikras naudas, ne? Kokios pagrindinės šiaip yra naudos tiesiog buvimo miške? Tai pradėti galima turbūt nuo tokių psichologinės naudos, tai visų pirma, mūsų streso lygis mažėja, koncentracija didėja, kūrybiškumas didėja mūsų. Berods mokslininkai net yra įrodę, kad apie valandą laiko tokiam sąmoningam pabuvime gamtoje gali net 15-20% padidinti kūrybiškumą pas žmogų. Taipogi yra fizinės naudos, tai kortizolio kiekis sumažėja, taipogi poros valandų pasibūnant gamtoje gali padidinti net iki 20-30% ląstelių žudikų kraujyje kiekį, kraujospūdis mažėja. Taip pat visi tie kvapai, kur, pavyzdžiui, turbūt įeini į mišką ir gali pasakyti, ar tai net ir užsimerkęs nueitum, pajustum tą miško kvapą, pasakytum, ar tai pušynas, ar tai lapuočiai, ar ten daugiau gėlyčių kažkokių ir panašiai. Tai būtent taip, tai kiekvienas medis išskiria tokius kvapus, tokius mikroelementus, fitoncidus, kurie būtent ir leidžia identifikuoti, kokio tipo mišką atėjai. Tai turbūt pušynas labiausiai asocijuojasi mums visiems, nes pušynas vienas dalykas, jisai aktyviai skleidžia tą kvapą visus metus, bet ir lapuočiai tą patį kvapą turi. Tas kvapas yra tam, kad pagrindinis dalykas, dėl ko tą kvapą
kvapą medžiai skleidžia, tai apsiginti nuo tam tikrų rūšių kenkėjų, taip pat prikviesti kažkokius gyvūnėlius, paukštelius, kad jie perneštų jų sėklas ir taip toliau. Tai Nu, bendravimas medžiai. jo, labai įdomu ir manau, norėčiau ne tik sužinoti daugiau, bet ir tai patirti, kada galima tikėtis sekančio miško patyrimo. Taip, tai mes kaip tik ir suplanavę esam ateinantį šeštadienį, tai berods balandžio 4, balandžio 11 ir 18 dienomis šeštadieniais eiti į Panemunės šilą, kuris yra labai netoli mūsų. Susirinksime 11 valandą, būsime miške, būtent miško terapija apie 2,5-3 valandas, po kurių grįšime ne tik tais atsipalaidavę protiškai, bet grįšime į pirtį, kurioje patirsime ir kūnišką atsipalaidavimą, tą fizinį atsipalaidavimą. Tai labai nekantrauju ir manau, kad bus super diena maksimaliai pajusti save ir savo kūną per šitų dviejų ritualų sujungimą. Ir tuo pačiu pailsėti, ne? Tai Kaip ir visiškai taip, maksimaliai visiškai. atjungti protą. Visiškai. Tai bus maksimalus poilsis, nes pradžioje mes tiesiog miške sulėtėsime, įprasminsim savo buvimą čia ir dabar, atsipalaiduosime tiesiog ramybėje, tada ateisime dar į šilumą, kur sušildysime savo kūną, tada jį paskatinsime biškį į šoką, į šalčio terapiją, kur reikės mums suvaldyti ir savo mintis dar kartą. Ir tuo pačiu, po miško terapijos, žinoma, kadangi tai užtrunka nemažai laiko, mes būsime jau išalkę, tai pasivaišinsime tikrai sveikoliškom košėmis, nes prieš pirtį irgi reikia turėti energijos. Taip. Ir turėsime tokią fainą Ir viską pats tu vesi. Taip, 4-5 valandų toks užsiėmimas. Ir kaip ir minėjau, 11 susirinksime šile, po to atvyksime į sauną 7-7 ir nuo pusės 3 turėsime pirties ritualą, kurio vedėjas irgi būsiu aš. Tai pravesiu pirtį. Tai pilna diena su baziuku. Kvapais. Visiškai taip. Gerai. Labai nekantrauju iš tiesų. Ja, tai skamba labai fainai. Ką pasakytum žmogui, kuris niekada nėra girdėjęs apie tokią praktiką, apie miško maudynės, kodėl jį reikėtų pakviesti? Turbūt pagrindinis dalykas, ką pasakyčiau, tai kad reikia atvykti išbandyti, nes daug kas galvoja apie miško terapiją, miško maudynės, apskritai, kad tai yra tiesiog pasibuvimas miške, kaip kiekvienas mes. Šiaip lietuviai mėgsta būti miške. Mes turime ir tą tokį, yra įtrauktas lietuvių ryšys su gamta į UNESCO paveldo sąrašą. Tai mes iš esmės suprantame gamtos vertę ir kokią naudą jinai duoda, tai pakviesčiau tai padaryti struktūrizuotai, sąmoningai ir labai lėtai, ko mes dažnai nedarome. Dėl to manau, kad daug kas galimai atrastų tą patį medį, tą pačią samaną ar kitus gamtos fragmentus visiškai kitaip negu įpratę. Ir aš manau, kad žmonės pasijus taip, kaip senai nesijautė, gal niekada nepasijautė atsipalaidavę. Ir išėjus su šypsena, tai tikrai, su palengvėjimu, su pozityvesniu požiūriu į aplinką, kurioje yra, daugiau šilumos atnešė ir patys į aplinką, kurie grįž po viso šito renginio. Aš iš tikrųjų norėčiau dar tokią žinutę išsinešimui pasakyti, kad labai laukiame miško terapijai, bet taipogi, kai kitą kartą būsite gamtoj, pažvelgti, pabandykite į ją sąmoningiau, atsisėskite ir pasigrožėkite gamta vienoje vietoje, pabandykite pagalvoti apie savo pojūčius, kuris iš jų yra jums labiausiai išreikštas gamtoje. Gal tai bus rega, gal tai bus klausa, o gal kvapą pajusite. Ir nereikia niekur skubėti. Mums dažnai reikia skubėti darbo dienomis, su problemomis ir panašiai. Tai kai turite laiko, stenkitės tiesiog leisti savo neskubėti. O jeigu norite neskubėti, tai atvykti ir pas mus.